Įeidamiesi investavimu, tai čia yra naujienų rubrika. Kaip tik tau apžvelgsiu praeitos savaitės naujienas apie Tesla, Oracle, kas ten nutiko, kodėl tos akcijos taip stipriai šovė į viršų. Pakalbėsim apie darbo rinką JAV. Viskas, kas gali daryti įtaką tiek tavo investicijom, tiek tavo gyvenimui kaip paprasto piliečio Lietuvoje. Ir jeigu tu galvoji, kad tavęs tai neliečia, tai iš tikrųjų tai tave gali pakankamai stipriai paliesti. Kaip? Žiūrėk šitame video ir sužinosi. Na, jeigu pirmą kartą užsukai į kanalą ir galvoji, kas aš čia toks, tai pats buvau finansų konsultantas, pats padėjau investuoti paprastiems žmonėms daugiau negu 10 milijonų eurų ir šiai dienai štai šitą portfelį, viešą savo portfelį padariau tam, kad parodyčiau, kaip viskas veikia, kaip uždirbami pinigai investuojant, kaip atkeliauja pasyvios pajamos, kuriuo aš gaunu praktiškai daugiau negu 2 vidutinius Lietuvos atlyginimus iš 130 tūkstančių portfelio. Ir visą tai per 40 mėnesių. Tai jeigu įdomu, šitas portfelis yra viešas, jis yra prenumeruojamas daugiau negu 4 tūkstančių žmonių šiai dienai ir mano galva tai yra labiausiai prenumeruojamas viešas investicinis portfelis Lietuvoje. Ir pasidalinsiu, kaip Tesla uždirbo man realiai per kelias valandas 3300 eurų. Tai galėsi pasižiūrėti, ką aš dariau, kaip aš dariau. Tad jeigu prenumeruoji mano portfelį, tu būtum gavęs šitą informaciją tiesiog apie mano pirkimus, pardavimus ir lygiai taip pat suinvestavęs 2700 būtum galėjęs pasidaryti apie 6000. Tai tiek ir važiuojam prie pagrindinės video idėjos, taigi kokios tos naujienos. O naujienos tokios, kad kai šitas video išeis, Fedas jau bus atskaitęs pranešimą. Ir aš nežinau, ar aš spėsiu sureaguoti, nes video išeis ketvirtadienį ryte, o Fedo pranešimas yra trečiadienį vakare. Nežinau, ar spėsim sumontuoti, tai dalyvauk komentaruose, pasižiūrėsim, kaip visą tai reaguos, ne? Mano galva, rinkų nuomonė yra tokia, kad 99% tikimybė, jog palūkanos bus sumažintos. Ogi, bet tačiau gali būti, kad ir nepamažins. Ir apie tai irgi pakalbėsim, kodėl ir sužinosim, kad ketvirtadienį jau viskas bus aišku. Tai šiai dienai kaip atrodo baimės ir godumo indeksas. Tai pradėkime nuo to, kad rinka šiuo metu sentimente yra grinai godumo ir po truputį lipam link to ekstremalaus godumo, buvo neutrali, dabar yra labiau link neutralumo, ne, bet po truputį kyla. Ir tas momentum vadinamas, tai yra tas kylimas, jisai po truputį prasideda. Tai S&P 500 pramušė savo aukščiausią tašką, irgi jeigu pasižiūrėti į šitą grafiką, tai yra jis aukščiausiame šiuo metu taške ir geros naujienos apie palūkanų mažinimą gali dar labiau paskatinti važiuoti viską į viršų. Jeigu pasižiūrėsime į VIX-ą, tai yra kiek iš tikrųjų yra tas rinkų sviravimas šiuo metu aktualus, tai VIX-as yra praktiškai rekordinėse žemumose. Ir jeigu pažiūrėti, tai praktiškai ant 50 dienų vidurkio mes sėdim. Ir priminsiu, kad kuo ramesnė rinka prieš svarbiausią pranešimą, tuo tikėtina, kad per tą pranešimą arba po to pranešimo mes turėsime turbulencijų. Tai jeigu tu turi kažkokių labai pelningų pozicijų pas save ir galvoji, ar fiksuotis ar nesifiksuoti, tai tikriausiai būtų reikėjo pasifiksuoti. Jeigu tu neturi tokių pozicijų, tai vėlgi ant kešo pasidėti ir galvoti, kad viskas gerai, suinvestuosiu tuo met, kai bus pranešimas į rinkos kris, pavyzdžiui, tai irgi yra gera strategija. Tai mano galva, štai taip turėtų reaguoti žmogus, bet žinoma, kalbu jau post factum ir prieš tai praeituose naujienų video irgi kalbėjau apie tai, kaip pasiruošti tam Fedo pranešimui, realiai kaip reaguoti. Nes šiuo metu rinka, kaip ir sakau, yra godume, gali būti, kad mes krisime į baimę, jeigu sprendimas bus neigiamas ir gali būti, kad paskatins ekstremalų godumą, jeigu pranešimas bus teigiamas. Kodėl? Dėl to, kad, atsiriš pinigų maišas ir paskolos bus pigesnis ir taip toliau, bet apie tai irgi pakalbėsiu. Tai va, tai jeigu tu galvoji, ar verta dabar pradėti investuoti, tai ketvirtadienį kaip tik bus aišku, pagaliau bus aišku, ar verta pradėti investuoti ar ne. Ir jeigu rinkos bus labai pakilusios, tai reikš, kad, optimizmo yra tikrai pakankamai daug ir mes važiuojame į viršų. Jeigu rinkos bus labai pakritusios, tai vėlgi tai reikš sentimentą, kad šiuo metu yra pakankamai geras laikas užsipirkti, nes dabar yra nuolaidos ir rinka įvertina tai, kad mes turėsime ateityje po pusės metų tikėtina galbūt prastesnius kažkiek tai rezultatus ir tas pusė metų bus puikus dalykas mūsų akumuliavimui ilgų pelningų pozicijų po to 3-5 metam į priekį. Tai tiek iš baimės ir godumo indekso ir iš VIX-o ir priminsiu, kad jeigu VIX-as pakils daugiau negu 50, tai realiai būtų labai smagu pradėti darbinti tavo galimybių rezervą ir iš tikrųjų pradėti agresyviai supirkinėti investicijas. Tai tokios tokelės ir pakalbėsim apie tai, kas gali daryti įtaką būtent tam sprendimui ir nepriklausomai nuo to, koks jisai bus, tiesiog apsitarkim, kas įvyko per praeitą savaitę. Tai JAV darbo rinka ima rodyti rimtus silpnėjimo ženklus ir rugpjūtį sukurta tik apie 22 tūkstančiai naujų darbo vietų, o tai neįprastai mažas skaičius tokiai dideliai ekonomikai. Pas mus Lietuvoje panašiai tikriausiai buvo sukurta. Tai čia jeigu JAV pasižiūrėti,
turėti, tai yra mizeris, nes jeigu mes kalbam, tai būna 200 tūkstančių, 190 tūkstančių ir panašiai, būna 10 kartų daugiau. Darbo statistikos biuras paskelbė, kad ankstesni duomenys buvo pernelyg optimistiniai, pernai ir šiemet realiai darbo vietų buvo net 911 tūkstančių mažiau nei manyta, tai realiai beveik milijonų mažiau. Be to, pirmą kartą per beveik 4 metus nedarbo paraiškų skaičius šoktelėjo virš 263 tūkstančių per savaitę. Tai dabar įsivaizduokim, per mėnesį buvo sukurta 22 tūkstančiai naujų darbo vietų, o, reiškia, nedarbo paraiškų per savaitę šoktelėjo virš 263 tūkstančių. Tai reiškia, kad įdarbinimo tempai ypatingai lėti, o vis daugiau žmonių kreipiasi dėl pašalpų. Ir kodėl tai yra svarbu, netgi tau, kokia yra sąsaja tarp nedarbo JAV ir mano finansinės situacijos. Silpnesnė darbo rinka gali reikšti mažesnės vartotojų išlaidas, lėtesnį ekonomikos augimą ir didesnį spaudimą JAV federaliniam rezervui dar agresyviau mažinti palūkanų normas. Ilgainiui tai gali keisti visos akcijų rinkos kryptį, sudaryti naujų galimybių arba rizikų investuotojams Europoje ir lygiai taip pat gyventojams Europoje. Nes jeigu Amerika dėl, pagalvokim, mažai darbo vietų, daug pašalpų, tai reikia kažką daryti, tai yra krizė. Tai yra krizė, nes visi keliauja į darbo biržą pašalpų ir nebeturi darbo, nebegali išmokėti būsto kreditų, negali išmokėti kreditų, tai atitinkamai prasideda ta skolų krizė, kas buvo 2008 metais. Ir čia galim turėti 2008 metų scenarijų absoliučiai per visiškai kitą prizmę, tai yra per darbo rinką. Tai mano galva reikia labai atsargiai vertinti tokius dalykus, o krizė tai reiškia, kad ir Lietuvoje bus krizė, nes JAV ekonomika veikia visas ekonomikas ir logika, kad jeigu JAV yra krizė, tai pasaulyje dažniausiai yra krizė. Kai pasaulyje yra krizė, tai kai kuriem tai yra galimybė, kai kuriem tai yra labai prasta finansinė situacija, nes atleidimai iš darbų, taip toliau panašiai. Tai reikia būti pasiruošus šitam momentui, net jeigu tu neinvestuoji. Tuo tarpu rugpjūtį JAV vartotojų kainos šoktelėjo 0,4% per mėnesį, metinė infliacija pasiekė aukščiausią lygį per pastarosius 7 mėnesius, o tuo pat metu ekonomika antrą ketvirtį augo net 3,3% ir po neigiamo pirmo ketvirčio rezultato tai atrodo kaip pakankamai ryškus šuolis. Skaičiai rodo pakankamai didelį kontrastą. Viena vertus BVP augimas signalizuoja mums, kad ekonomika dar turi parako, bet iš kitos pusės infliacija vėl įsibėgėja ir netgi bazinė ir maisto ir energetikos išaugo 0,3%. Tuo pat metu darbo rinka rodo silpnumo ženklus, todėl kyla klausimas, ar tas spartus ekonomikos BVP augimas nėra tik tiesiog trumpalaikis kažkoks tai bliksnis arba fake outas vadinamas, kurį netrukus tiesiog užgesins lėtėjantis vartojimas ar brangstančios paskolos. Ir čia mes turim tokį dviejopą labai dalyką ir įsivaizduokit, jeigu būtumėt jūs sprendimo priėmėjai, ką jūs darytumėt federalinio rezervo vietoje, ar mažintumėt palūkanas, ar didintumėt palūkanas, ar paliktumėt jas tas pačias. Ir kaip nesugriauti ekonomikos ir padaryti taip, kad ir žmonėms būtų gerai, ir verslam būtų gerai, ir BVP augtų, ir visa kita, ir infliacija nedidėtų. Ir dabar Fedų yra šiaip realiai šikna su sprendimu. Kodėl tai svarbu? Nes investuotojams ir paprastiems žmonėms tai reiškia dvi priešingas jėgas. Auganti ekonomika suteikia optimizmo, kad viskas yra gerai, bet didėjanti infliacija gali priversti federalinį rezervą nemažinti palūkanų ir ilgiau laikyti aukštas normas. Tai gali pakeisti tiek mūsų kasdienės paskolų palūkanas netiesiogiai net, nes jeigu ten JAV recesija prasidės, tai ir pas mus prasidės. Tada infliacija, pinigų spausdinimas vėl ir pas mus tada gali pakilti. Lygiai tas pats, kas buvo po COVID, pakilo labai stipriai palūkanos ir tie, kas mokėjo už būsto kreditus, mokėjo brangiau. Tai gali pakeisti tiek mūsų kasdienės paskolų palūkanos, tiek akcijų rinkos kryptį bendrai artimaisiais mėnesiais. Statistiškai spalis, lapkritis, gruodis dažniausiai būna apie 78% pelningas rinkoms ir vėlgi statistika sako, kad turėtume mes turėti tą augimą ilguoju laikotarpiu ir rinkos, jeigu jau taip žiūrėti, tai šiai dienai beveik įsitikinusios ir bendrai yra 99% tikimybė, kad Fedas visgi sumažins palūkanų normas 0,25%, tai yra 0,25%, tačiau šitą sprendimą temdo klampi ta infliacija, kuri vis dar nenusileidžia ir tuo pat metu mažmeninė prekyba rugpjūtį augo 0,6%, rodydama, kad amerikiečiai vis dar aktyviai leidžia pinigus, ypač už automobilinio sektoriaus ribų, tai reiškia ne tik mašinas perka. Tai man yra toks visiškai jovalas ir kratinys informacijos, kai iš vienos pusės signalai yra teigiami, iš kitos pusės signalai yra neigiami ir mano galva tiesiog Fedas turi priimti tą sprendimą ir jam priėmus tą sprendimą daugumai investuotojų, daugumai žmonių bus ramiau, o ramybė dažniausiai reiškia žaliuojančias rinkas. Nesvarbu, ar tas sprendimas bus prastas ar ne, bet šito sumažinimo laukia realiai nuo birželio mėnesio jau.
Nu tai, sakykime, 3 mėnesius laukia ir kas 6 savaitės vyksta posėdžiai. Nu tai jo. Bendrai, jeigu žiūrėti, tai iš vienos pusės vartotojai demonstruoja ištvermę ir išlaidos auga, iš kitos pusės darbo vietų yra mažiau sukūriama, paraiškų apie bedarbystę yra daugiau, o infliacijos rizika neleidžia Fedui pernelyg drąsiai atleisti stabdžių. Ir va toks va kokteilis, ne, gaunasi. Bendrai, kiekvienas Fed sprendimas tiesiogiai persiduoda į žmonių paskolas, hipotekas, investicijas. Jeigu palūkanos mažės, rinkos gali gauti naują impulsą, bet kartu rizikuojame ilgiau gyvenančią infliaciją, nu, tai reiškia didėjančius kainos. Ir tai yra pakankamai didelė dilema, sakau, kuri artimiausiais mėnesiais gali nulemti visą investuotojų strategiją nuo akcijų iki obligacijų žaliavų rinkų. Dabar kalbant apie akcijas, iš esmės, tai nežinau, ar esat Financial Finance grupėje, bet toje grupėje aš dalinausi portfeliu, į kurį buvo sudėta Oracle, Open, Tesla, SoFi, Doku ir Qt, man atrodo, jo. Qtas buvo sudėtas. Nu ir ką, Oracle'as dieną, vat aš papaustinau portfelį, pasakiau, kad Oracle'ą nusipirkau. Man tada rašė, kad gal geriau tu tą portfelį neapviešink ir taip toliau ir panašiai. Komentarai tokie prasidėjo, nes jis čia prie all-time high'aus ir panašiai. Tai Oracle'as, vat tą pačią naktį, kai pranešė, tai buvo prieš earningsus, tą pačią naktį jie turėjo tą pranešimą apie savo įmonės veiklos rodiklius. Ir Oracle akcijos šoktelėjo 35%, nes bendrovė ne tik pakėlė debesijos padalinio tas OCI augimo prognozę iki įspūdingų 77%, bet ir pranešė apie 359% išaugusius būsimų sutarčių užsakymus. 455 milijardai dolerių. Papildomai rinkai kaitina spekulacijos, kad Oracle'as gali tapti vienu pagrindiniu TikTok partnerių JAV reguliavimo sandoryje. Ir bendrai skaičiai kalba patys už save. OCI potencialas siekia iki 104 milijardo papildomų pajamų iki 2030-ųjų, o multicloudo strategija leidžia Oracle duomenų bazėms veikti ne tik jų pačių, bet ir įsivaizduokit Amazono, Microsoft'ą arba Google debesijoje. Tai reiškia, Oracle'as gali būti integruojamas apskritai su viskuo, ane, kas susiję šitoje sistemoje. Toks lankstumas pritraukia klientus, užtikrinant stabilę paklausą ateičiai. Ir pridėjus dar TikToko visą kortą, kuri gali reikšti papildomas duomenų talpinimo ir saugumo paslaugas, investuotojai pamato dar didesnį Oracle vaidmenį geopolitiniuose netgi. Nu, nes tie, kas nežino, tai TikTokas yra kiniškas, ane, o Kinija su JAV nedraugauja. Ir jeigu Oracle'as tampa bendrasavininku, nu, tai atitinkamai jis tampa mediatoriumi tarp Kinijos ir JAV santykių per šitą vieną didžiausių kompanijų. Ne? Kodėl tai svarbu? Nes Oracle tampa nebe sena duomenų bazių įmonė, o vieno iš rimčiausių debesijos žaidėjų pasaulyje, turinčių tiek technologinį, tiek politinį pranašumą. Ir ilguoju laikotarpiu tai gali lemti, kad investuotojai pradės vertinti Oracle panašiai kaip Amazon arba Microsoft, kaip strateginė infrastruktūros kompanija, o ne tik programinės įrangos tiekėja. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į Oracle akcijas, nu tai kaip mes atrodome šiai dienai, va tai buvo prieš pranešimą ir va tai buvo po pranešimo. Iš karto plus 35%, tai reiškia nuo kiekvieno investuoto 1350 eurų per naktį papildomai į kišenę. Žinoma, po to, rinka šiek tiek atkaito, dabar 311, 308 pinigai už vieną vienetą, bet bendrai paėmus vis tiek kaina laikosi labai aukštai ir palyginti yra 28% didesnė negu prieš pranešimą. Tai sveikinu visus, kas nusipirko Oracle prieš earningsus, nepaisant to, kad jie nuvylė investuotojus ir pramisino, bet iš kitos pusės pažadai į ateitį turi antiek didelę reikšmę šitai kompanijai, kad tiesiog yra kosmosas. Ypač jeigu pirkot kokį call opcioną, tai iš viso, turėjot pasidaryti per naktį kokius šiam galbūt ir 7% pelno nuo savo investicijos. Keliaujam toliau prie kitų naujienų apie Tesla ir Tesla akcijos irgi šovė į viršų ir jas pastumėjo aukštyn žinia, kad pats Elonas Muskas išleido apie 1 milijardą dolerių ir nupirko 2,57 milijoną savo bendrovės akcijų. Toks žingsnis investuotojams signalizuoja apie stiprų pasitikėjimą ateitim. Ir jeigu žiūrėti jo užpirkimo kainą, tai jinai sukasi apie 3,89–3,90 už vieną akciją. Šiai dienai Tesla, jeigu pažiūrėt, kainuoja 417 ir mes turim 20% augimą realiai nuo trečiadienio šitoje vietoje. Kosmonautinis augimas, bendrai pasižiūrėti. Aš asmeniškai šitą dalį išnaudojau ir jeigu pasižiūrėsit į mano sandorius, tai pasižiūrėkit, data 2025 rugsėjo 11, prieš pat biržos uždarimą 22,55, 2255, labai gražus skaičiukas. Nupirkau opcioną už 2,5 tūkstančio ir atsidarius rinkai sekančią dieną, tai realiai 5 minutės iki rinkos uždarimo ir atsidarius rinkai po 40
6 minučių po atidarimo, ir aš pardaviau visą tai su $1300 pelnu. Tai realiai per 50 minučių atidarytos rinkos gavosi 1300 pelno, kas bendrai, jeigu pasižiūrėti į 2,5 tūkstančio investiciją, tai yra apie 50% prieaugis. Bendrai uždariau $3810 poziciją. Toliau sekė dar vienas mano pirkimas. Juokinga buvo tai, kad šitą opcioną aš norėjau palaikyti ilgiau, bet kadangi kažkodėl 22:55, tai yra 11 valanda vakaro, sugalvojau, kad 10 mėnuo yra lapkritis. Aš norėjau pastatyti opcioną lapkričiui, bet nupirkau jį spaliui. 11 mėnuo yra lapkritis. Ir aš nupirkau jį spaliui ir galvoju, gerai, ta prasme, reikės valdyti riziką agresyviau ir jeigu šaus labai stipriai Tesla, tai aš jį uždarysiu ir nupirksiu lapkričiui. Realiai, ką aš padariau, aš taip ir padariau. Aš uždariau jį su pelnu ir atidariau opcioną lapkričiui tada, tam, kad turėčiau daugiau laiko valdyti riziką. Ir ką padariau tada? Nupirkau už 4380, suma, jeigu matysit, vieną vienetą. Ir tai buvo 17:35 12 dieną, tai buvo penktadienis. Pirmadienį po žinios apie Elono Musko pirkimus 16:33 praėjo realiai 3 minutės nuo rinkos atidarimo, aš uždariau 6300 vertę. Tai jeigu mes paskaičiuosime nuo 2,5 tūkstančio iki 6300 praktiškai, ir šitoje vietoje gapas buvo 500. Tai jo, nuo 3000 iki 6300 galutinės investicijos ir $3225 buvo uždirbti iš 3000 mano initial investicijos per realiai porą naktų, jeigu taip jau pasižiūrėjus. Tai man atrodo, kad tai yra tikrai labai geras variantas ir tie, kas kartojo šitos dalykus, tai valio sveikinu, tačiau turit turėti omeny, kad visada taip nebus ir jeigu viskas važiuotų žemynu, tai aš fiksuočiausi pakankamai stiprų nuostolį. Į nulį nenueičiau, bet nuostolis tikrai būtų irgi pakankamai ženklus. Tai jeigu norit sekti tokį portfelį, jeigu norit sekti tokius pirkimus, pardavimus, aš juos galiu padaryti savo portfelyje dažniau. Aš apie juos tikrai nespėsiu komunikuoti, daryti video, kodėl ir taip toliau, nes tai yra greiti pirkiniai. Tiesiog, jūs matot, 22:05. Aš tikrai nesėsiu dabar aprašinėti, kodėl aš padariau šitą pirkimą arba kodėl aš darysiu šitą pirkimą. Tai tiesiog stebi rinką, žiūri ir kai randi pakankamai gerą risk-reward pirkinį, tai jį ir padarai. Ir kaip matom, toks daiktas yra tikrai labai smagus iš mano pusės. Tada ką padariau dar, tai labai panašus momentai yra su Amazonu. Šiuo metu labai panašus techninis setupas yra su Amazonu, lygiai taip pat kaip ir su Tesla. Tai nupirktas kontraktas, reiškia 25 metų gruodžio 19 su logika, kad Amazonas kainuos daugiau negu $200 tuo metu. Tai mano idėja yra tokia, jeigu žiūrėti į premiumą, tai sumokėjau 3800 už tokį kontraktą. Viskas, sėdėsiu, lauksiu, bet vėlgi stebėkit, kada uždarinėsiu, nes gali būti, kad uždarysiu ir su nuostoliu. Jeigu pasižiūrėsime į profilį, ar šiuo metu jisai ir sėdi pelningas pas mane, tai šiai dienai Amazonas sėdi pelningas 5%, jau yra 4000 už kontraktą. Atidarytas prie 3800 už kontraktą. Mano portfeliui tai yra 2, 3, 4%, tai nėra ypatingai didelis nuostolis, net jeigu šitas kontraktas pakristų vertėje per, realiai, sakykime, $500,000. Ar aš labai stipriai pajausčiau, tai, ne, labai stipriai nepajausčiau. Ar būtų nemalonu, tapsime, vienareikšmiškai, bet aš manau, kad gruodį, bet kokiu atveju, mes turėsime, šiaip mes turėsime palūkanų mažinimus dar ir gruodį mes turėsime labai gražius rezultatus konkrečiai su šitais mano pirkiniais. Tie, kas nesupranta tų pačių opcionų, kaip čia viskas veikia ir taip toliau, nes aš nedarau labai atskiro edukacinio turinio apie tai, tai mano galva gerokai paprašiau jums, jeigu jūs jau norit dalyvauti panašiuose dalykuose, tai yra ne aklai kartoti, bet paimat, nupirkit vieną Amazono akciją, kaip pavyzdys, ne rekomendacija. Pamatėt, kad aš kažką padariau, nupirkit vieną kitą akciją ir pasižiūrėkit, kaip jūs reaguojat, jeigu važiuoja į apačią, kaip jūs reaguojat, jeigu važiuoja į viršų, ne? Ir galit kartu su manimi visame tame dalyvauti. Mano tikslas realiai šitoje situacijoje tiesiog printinti kuo daugiau pinigų iš tų setupų, kuriuos aš matau rinkoje. Ir anksčiau aš tą darydavau ne viešam portfelyje, nusprendžiau dabar kokius 2-3 mėnesius galbūt padarysiu kažkokius panašius manevrus viešam, pažiūrėsiu, kaip publika reaguoja, jeigu publika reaguoja teigiamai, galbūt atsiras nauji projektai su ypatingai aktyviu investicijų valdymu, tai yra kasdienis praktiškai pirkimas, pardavimas. Žiūrėsim, jeigu
jeigu norėsit, taip sakant, tai galima bus padaryti tokias apžvalgas. Na ir balsavimas pinigais, AMZ3 irgi atsidariau, 3 sverto Amazoną su mintimi, kad jisai važiuos į viršų. Tai dubliuoju, taip sakant, pozicijas netgi ir Amazonė sėdi šitoj vietoj realiai, jeigu akcijas pirkčiau, tai 3000 Amazono, kadangi tai yra 3 sverto ir čia yra 1000, nu tai kart 3 reikėtų dauginti. 3000 Amazono akcijų plus 4000, tai 7000 grubiai sėdi Amazono pozicijoje, kas tikrai yra pakankamai nemaža pinigų suma nuo 135 000 portfelio į vieną poziciją trumpam laikotarpiui, tai 3 mėnesiam. Tai logika tokia, jeigu yra noro, kaip ir sakau, galit kartoti. SoFi'us, pavyzdžiui, labai panašus setupas buvo, šiuo metu sėdi -5%, laikysiu bent jau iki spalio. Pasižiūrėsim, statistiškai spalis SoFi'ui būna pakankamai smagus. Tačiau kol kas, nelabai džiugina tie -7%. Tai čia toks labai trumpas lyrinis nukrypimas apie mano tą patį pasinaudojimą situaciją. Oracle aš pasinaudojau ne viešam portfelyje, Tesla parodžiau jum viešam portfelyje, ką aš darau ant tokių techninių užėjimų. Tai ir kaip tie pinigai pakankamai lengvai printinasi, nes per porą naktų gavosi apie 2 vidutiniai Lietuvos atlyginimai. Tai čia prekiaujant aktyviau, tačiau rizika irgi yra didelė, tą reikėtų prisiminti. Ir kalbant apie tą prisiminti, tai milijardierius Filipe Olafontas, kurio fondas Coach Management per 3 metus beveik patrigubino S&P 500 grąžą, pardavė dalį Meta akcijų ir nupirko didžiausią šių metų pralaimėtoją, The Trade Desk. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo keistas žingsnis, nes Meta fiksuoja 22% pajamų augimą, AI padidino naudotojų įsitraukimą, o investuotojai tikisi dar 17% metinio pelno augimo per artimiausius 3 metus ir tuo tarpu Trade Desk, nors ir dominuoja atviro interneto ir reklamos rinkoje bei CTV sektorija, jisai praranda tempą, nes pajamų augimas sulėtėjo iki 19%, konkurencija iš Amazono atsirado ir bendrai, jeigu pažiūrėt, Olafontas tiesiog pasinaudojo kritimu, akcijos buvo nukritusios daugiau negu 50%, todėl jis pradėjo poziciją itin žemų įėjimo tašku. Ir jisai pardavė savo pelningą poziciją, tą labai gerą poziciją ir perka tą, sakykime, vadinkim, pralaimėtojai. Bendrai, jeigu tai pažiūrėt, kokias pamokas mes galim padaryti, tai kad net ir didžiuliai fondų valdytojai, kurie lenkia rinką labai dideliais rezultatais, jie nebijo kartais pirkti to, ko visi nori atsikratyti. Ir dabar, jeigu žiūrėt Trade Deskas pagal bendrai metus, kaip atrodo, tai gross spend, tai yra kiek jį išleido, ir revenue, tai yra kiek jį uždirbo. Ir tai, jeigu pažiūrėt, išleido 552, uždirbo 114. Išleido milijardą, čia uždirbo 203 milijonus. Jie taip ir nepralenkė, čia išleido 12 milijardų, čia uždirbo 2,5 milijardų. Jie yra nuostolinga kompanija bendrai žiūrėt, man atrodo. Revenue, gross spend. Kažkaip taip atrodo. Tai nelabai, tik tai suprantu, 24 adjusted netinkam. Iš kur jisai tas adjusted netinkam? Jeigu jie uždirbo 2,5 milijardo, išleido 12 milijardų. Pagal mane, tai čia -10 milijardų nuostolis turėtų būti. Nebent kažką netaip suprantu, bet tai yra ištrauka iš 10K reporto. Nežinau, tie, kas turi Trade Desko, galim pasižiūrėti Trade Desk. Ką mes čia turim, pradėjo atkilinėti ir pradėjo, nuo dugno, matot, kaip pradėjo atkilinėti, tai 6 mėnesiai, taip atrodo. Ir, ten, sakykime, viena diena atrodo įspūdingai, nuo 4 čia pavažiavo iki 6, kaip ir galima uždirbti, bet bendrai 5 dienų setupas, štai toks mėnesis, štai toks max, štai taip. Tai toks ir niuansėlis. PE ratio yra, vadinasi, kažką netaip išsitraukiau iš 10K reporto. Toliau keliaujam, apie Bitcoiną kažkiek pasikalbėsim ir bendrai Bitcoino vizija iki 30 metų, kai kurių siekia apie 1 milijoną. Aš tikrai kalbėjęs esu apie Bitcoiną šitame kanale ir jūs tikrai galėjot matyti video, tai galite pasižiūrėti dabar apie labai nuodugnę Bitcoino kainos analizę keliem metam į priekį, tai štai čia rasit video viršui, priseksim, bet bendrai iki 30 metų kai kur jinai siekia $1 milijono už vienetą, bet tam reikėtų augti net po 50% kasmet. Tai jeigu tu tiki, kad Bitcoinas gali augti, tarkim, investavai 1000, po metų 1500, po metų nuo 1500 dar 5%, tai yra dar 7 PEM vadinasi, tai 2200 PEM, ir taip važiuoja. Tai istorija rada, kad tai nėra visiškai neįmanoma. Bitcoinas jau yra buvęs sparčiausiai augantis turtas pasaulyje, fiksavęs net 304% grąžą 20 metais ir dviženklį ar triženklį augimą daugelį kitų metų. Coinbase vadovas Brianas Armstrongas tiki, kad institucinis įsisavinimas taps pagrindiniu katalizatoriumi ir jeigu šiandien portfelį
portfeliuose rekomenduojama 1 procentų bitkoino dalis, tai per 5 metus jie gali pakilti iki 5 procentų. Tai reiškia, kad institucijos pradės pirkti. Ir jeigu mes pasižiūrėsim dabar į, prasme, ir New Yorko, ir Nasdaqo biržas, tai jos sudaro 87 trilijonus kapitalizacijos. Galite įsivaizduoti, 87 trilijonai. Dabar sakykime, 87 trilijonai, jeigu bus pasakyta išsiparduoti 5 procentus, tai, ir alokuoti į bitkoiną, tai 87 kart 0,05 gaunasi 4 trilijonai papildomai. Šiuo metu bitkoino kapitalizacija yra apie 2 trilijonai. Tai vadinasi, iki 5 trilijonų, jeigu mes pasižiūrėsim, tai yra papildomi 4 trilijonai, tai reiškia bitkoino kapitalizacijai dar kaip minimum x2, netgi x3, atsiprašau, nes dabar 2, tai vadinasi iki 6 su viršum trilijono. Tai reiškia, kad kaina gali būti 360 pakankamai realistiška, jeigu tokia rekomendacija atkeliautų iš institucinių. Tuo pat metu auga kalbos, kad JAV gali oficialiai kaupti bitcoin strateginiuose rezervuose, kaip mes visi žinom, ir gali būti, kad MicroStrategy gali tapti pagrindiniu bitcoin strateginio rezervo holderiu. Tai tada kaina iš viso ten į kosmosą irgi išskris. Bet iš kitos pusės žiūrint, bitkoino kaina šiais metais pakilo tik 20 procentų ir tai yra puiku tradiciniam investicijom, bet pakankamai mažai, kad būtų įgyvendinta $1 milijono prognozė. Statistiškai spalis ir lapkritis bitkoinai būna kosmonautiniai, paraboliniai, aš tuo tikiu, todėl turiu pats ir opcionų nusipirkęs IBIT ETF-ui, turiu 50 000 bitkoino BITO ETF-e, turiu 7 000 dvigubos sverto bitkoino ETF-e. Mano galva, pinigai, mano asmeniniai, kalba sprendimai patys už mane, to tikėjimu, kas bus. Ir investuotojams bendrai, tai reiškia dviejopą realybę. Viena vertus bitkoinas išlieka skaitmeniniu auksu, kaip ir globaliai stiprėjančių strateginių aktyvų. Kita vertus tempas, kurio reikia 1 milijono tikslui, yra labai sudėtingas. Bet mano galva, 35 metais tikrai kaina gali būti gerokai didesnė negu milijonas. Tuo tarpu auksas, kad jau prakalbam apie skaitmeninį auksą, neskaitmeninį, tai auksas antradienį dar kartą pasiekė naują rekordą – 3733 baksai už unciją, o sidabras šoktelėjo iki aukščiausio lygio per 14 metų. Rinkos laukia Fed palūkanų mažinimo, tikisi švelnesnės pinigų politikos ateinančiais mėnesiais, nesakoma, kad tikriausiai mažinama bus 3 kartus ta palūkanų norma dar šiais metais. Ir investuotojams tai rodo, kad bendrai taurieji metalai vėl tampa vienu patraukliausių aktyvų ir saugių uostų bendrai rinkoje, nes kuo labiau žmonės nėra apsisprendę dėl Fed sprendimų ir panašiai, kuo didesnis neapibrėžtumas rinkose, tuo daugiau pinigų suplaukia į stabiliausius aktyvus, o stabiliausi aktyvai dažniausiai tai yra auksas. Nuperka visi centriniai bankai kaip rezervą, panašiai. Tai jeigu Fedas pradės palūkanų mažinimo ciklą, o globalūs prekybos konfliktai bent iš dalies bus sprendžiami, aukso ir sidabro kainos gali dar labiau trumpam pakilti, bet ilgainiui į rinkas atėjus godumui gali būti, kad saugus aktyvai bus parduoti ir tai yra auksui, tai bus pardavimo spaudimas ir jis nuo tų rekordinių aukštumų visgi suvažiuos žemyn kažkiek, bet tuo pačiu tai bus visai gera proga užsipirkti tų pačių ETF-ų GLD arba SLV. Kaip pavyzdys, tai GLD yra Gold, SLV yra Silver ir suteikiant portfeliam diversifikacijos ir apsaugą nuo makroekonominių sukrėtimų. Tai jeigu norit, galit kažkiek tai prisidėti savo į portfelį šitų žaliavų, bet man asmeniškai atrodo ir mano balsavimas pinigais yra labiau į technologijas, yra labiau į vertės kompanijas, o ne į metalo gabalą, kuris tiesiog guli ir tiek. Tai logika tokia, labai tikiuosi, kad šitas video tiko ir patiko. Prenumeruok mano kanalą, prenumeruok tą patį mano portfelį, jeigu nori gauti tą informaciją realiu laiku apie mano pirkimus, pardavimus ir nori galbūt uždirbti kartu su manimi. Tik nepamiršk, kad gali ir prarasti kartu su manimi, ne? Tai čia yra toks labai svarbus remarkas. Tai pelningo investavimo, susirink bonusus iš mūsų rėmėjo Freedom 24 ir pasimatysim kitose video.